elnis, o čia tai elnis. Čia tai kuria infekcinė darbai, kur jau yra tokių priežasčių, kur ten yra ten elni pačiam viršui, tu atėjai dirbti kaip infekcinė po darbumo. Čia lasta tik mikrobai, kurie čia uždengta, čia lastai, kur kas serga, kas viduj daros. Čia atrodo kaip ligoninė, bet jau senų, bet fabrika ne ligoninė, o jau Antonų, bet kad yra tas fabrika jau kaip panašus infekcinė, panašus mikrobo, panašu, kad pasate tu būni šalia prie sienos, šalia tu esi, tu kaip dirbi prieš infekciją, tu prieš mikrobus kovoji dėl kažką, tu kaip kaukė užsidėjai jau dabar tu esi koks, bet kad matai, kokie jie yra. Pirmas mėlynasis, jau tas, kuris dirba, kuris jau laukia tam infekcijų mikrobų sunaikinti viską, kaip priklauso. Ta Milnys fabrika, kurią aš dabar taip matau, kuris taip varo, kad kuo greičiau padaryti darbą, kuris spalio 1 pabaiga, kurią jau galima atsakyti kažką. Čia įsivaizduojam, čia infekcinė darbai. O kuris čia infekcinis darbas yra mėlynasis. Antenikė, kaukė ir plius akinukus dar tik trūksta. Aišku, trūka dar. Trūkst. Matom čia yra viskas elnys. Nu, panašus, aišku, ligoninė, bet čia ne ligoninė. Čia tik tai reikia sunaikinimą prieš mikrobus. Bet čia labai darbas yra darbštumą. Čia... Va. Va. Čia... Neši. Kiek, blėt, mikrobų visokių neši. Господи. Bet yra pirmasis yra profesorius, ten konsultinutis su Antenikė. Paruoštum, dabar baigsis tie darbeliai, baigsis, kuris elni trečiam aukšte pabaiga yra, pabaiga uždengta. Viskas taip, ką plotas yra. Mūsų namą galima pastatyti kaip pečka, kaip tualetė, bet tualetė viduj šikti galima, taip kad lauke, o ne viduje. Čia yra tūsas, čia bus 25 dieną, atvarykit žmonės, čia bus smagu pamatyti tikrą Heloiną, tikrą, kurią mes varysim taip. Mes didžiausim, mes šoksim, judėsim, bet sveikit, varysim dūmų, papalink taip, ką bus dahuja laus, bus labai daug, bet jokių kiksmažodžių, visokių dalykų, bet buhalint, bachat.